Manoma, kad Marie Catherine Laveau gimė 1801 metais Naujajame Orleane, Luizianos valstijoje, prancūzų kvartale. Jos motina buvo Marguerite d'Arcantrel, išlaisvinta vergė, o tėvas Charles Levo, nesantuokinis Charles Lavau sūnus. Trediu, matininkas ir politikas, kuris tapo Naujojo Orleano meru. Abu jos tėvai buvo laisvi spalvotieji, tačiau tikslios jų gyvenimo detalės nežinomos dėl išlikusių įrašų trūkumo. Kai kurie teigia, kad Marijos tėvas buvo turtingas verslininkas, turėjęs plantaciją. Tuo tarpu kiti teigia, kad jis buvo parduotuvės savininkas. Norint geriau suprasti Marijos Lavo gyvenimo istoriją, svarbu pažvelgti į jos protėvius, taip pat į įvairių pasaulio kultūrų, papročių ir religijų mišinį, kuris darė įtaką Naujajam Orleanui nuo pat jo įkūrimo. Prancūzija. 1682 metais kolonizavo teritoriją, kuri vėliau tapo žinoma kaip Luizianos teritorija. Šiuo laikotarpiu daugelis prancūzų vedė vietinės moteris, o daugelis išgyveno tik vietinių amerikiečių pagalbą. Praėjus daugiau nei 30 metų, 1718 metais Žanas Batistas Lemonije įkūrė La Nouvelle Orléans miestą, dar vadinamą Pusmėnulio miestu. 1722 metais Naujasis Orleanas tapo Prancūzijos Luizianos sostinė. Taigi, žinoma, prancūzai norėjo auginti pasėlius aplinkinėse žemėse, plėsti miestą ir padaryti koloniją kuo pelningesnę. Tačiau jie neturėjo tam reikalingų išteklių ir darbo jėgos. Dėl to tūkstančiai vakarų ir centrinės Afrikos žmonių buvo paimti iš savo gimtųjų kraštų ir atgabenti į Naująjį Orleaną, kur jie buvo parduodami kaip vergai. Būtent tai ir nutiko. Lavau proseneliai 1743 metais. Ji atsidūrė vergijoje svetimoje šalyje, kai buvo atplėšta nuo savo šeimos. Maždaug tuo metu prancūzų įvestas įstatymų rinkinys, žinomas kaip Juodasis kodeksas, tapo liberalesnis. Taip nutiko daugiausia dėl to, kad Prancūzijos Luiziana tapo Ispanijos teritorijos dalimi. Po daugelio metų karų šiame regione Prancūzijai tapo itin brangu išlaikyti koloniją. Taigi, 1762 metais buvo pasirašyta Fontainebleau sutartis, kurią Prancūzija perdavė Luizianą Ispanijai. Ispanijos jurisdikcijoje vergų padėtis buvo šiek tiek geresnė. Jie galėjo dirbti laisvu metu ir taupyti pinigus, kad galėtų išsipirkti laisvę, o sekmadieniais jiems buvo leidžiama eiti į aikštę ir šokti pagal afrikietiškus ritmus. Be to, dabar buvo leidžiami ryšiai panašūs į santuoką tarp baltųjų vyrų ir laisvų spalvotųjų moterų. Marijos Lavo močiutė, Katerina, gimė vergijoje prieš keletą metų. Galiausiai ją nupirko laisva spalvotųjų moteris ir sėkmingas verslininkas vardu François Pomé. Tačiau sunkiai dirbdama ji sugebėjo išsipirkti laisvę, o būdama 42 metų netgi pasistatė jaukų namą Naujajame Orleane, prancūzų kvartale, seniausiame miesto rajone. Namelis, esantis Saint Anne gatvėje, vėliau išgarsėjo kaip Marijos Lavo, garsiosios miesto vudų karalienės namai. Marijos motina taip pat gimė vergijoje, tačiau uoliai dirbdama savo šeimininkams, ji buvo išlaisvinta būdama vos 18 metų. 1800 metų spalį ispanų valdymas Naujajame Orleane ir Luizianoje baigėsi pagal trečiąją San Ildefonso sutartį. Pagal ją Ispanijos imperija vėl perduotų Luizianą Prancūzijai mainais į Parmos kunigaikštystę. Tačiau Napoleonas Bonapartas netrukus nusprendė nepasilikti šios milžiniškos teritorijos. Revoliucija Haityje ir santykių su Jungtine karalyste nutrūkimas paskatino jį parduoti Luizianą neseniai įkurtoms Jungtinėms Amerikos valstijoms už $15 milijonų 1803 metais. 1812 metų balandį Luiziana oficialiai tapo 18-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. Tačiau iki tol ji labai skyrėsi nuo kitų valstijų. Didelė įvairių kultūrų įtaka lėmė, kad pagrindinė šnekamoji kalba buvo prancūzų kalba.
Oficialūs dokumentai buvo ispanų kalba, o oficiali religija buvo katalikybė. Be to, daugelis baltųjų pietiečių nepritarė minčiai, kad spalvotieji galėtų turėti vergų ir verslus, o vergai turėtų galimybių išsikovoti laisvę. Marija Lava buvo puikus kultūrinės įvairovės, egzistavusios Naujajame Orleane pavyzdys. Ji buvo laisva spalvotoji moteris, kilusi iš afrikiečių, indėnų ir prancūzų. Išsamios informacijos apie jos ankstyvąjį gyvenimą yra nedaug, tačiau žinoma, kad augdama ji beveik kasdien lankėsi mišiose. Marija tikriausiai buvo užauginta savo močiutės namuose, kur išmoko kirpėjos amato. Naujajame Orleane Romos katalikų praktikos buvo maišomos su vudu. Pavyzdžiui, šio tikėjimo išpažinėjai tikėjo Dievu, bet taip pat bendravo su protėvių dvasiomis. Voodoo ritualai intrigavo Mariją. Daugelį šių praktikų jie perėmė iš savo motinos ir močiutės. 1819 m. rugpjūčio 4 d. Marie Laveau susituokė su Žaku Parisu, Švento Liudviko katedroje. Išsamios informacijos apie jų santykius yra nedaug, tačiau žinoma, kad Žakas buvo laisvas, spalvotasis žmogus, dirbęs dailide. Jis pabėgo į Naująjį Orleaną kaip pabėgėlis, kaip ir tūkstančiai kitų Haičio revoliucijos metu. Marijos santykiai su Žaku greičiausiai prasidėjo keliais metais anksčiau nei santuoka, nes jie 1817 metais susilaukė dukters Felicitė, o 1820 metais Mariandžės. Švento Liudviko katedros krikšto įrašai tai įrodo. Tačiau 1820-aisiais visi Marijos dukterų įrašai dingo. Gali būti, kad jos mirė. Tuo tarpu kiti spėlioja, kad jie iš tikrųjų neturėjo vaikų. Manoma, kad Žakas Parisas mirė 1820 metais. Tačiau nėra jokių jo mirties dokumentų. Tik įrašas dukters krikšto liudijime. Šis staigus dingimas yra viena iš daugelio paslapčių supančių Marijos gyvenimą. Tačiau žinoma, kad maždaug tuo metu ji pradėjo save vadinti našle Paris. 1826 metais Marija vėl įsimylėjo prancūzų kilmės didiką vardu Louis Kristofas Dumenilis de Gapionas. Jis buvo turtingas baltasis džentelmenas, kilęs iš žinomos Naujojo Orleano šeimos. Tuo metu skirtingų rasių poroms buvo draudžiama tuoktis. Nepaisant to, jų santykiai tęsėsi iki Gapiono mirties. Pranešama, kad pora turėjo 15 vaikų, tačiau įrašai rodo, kad Marija Laveau tik pagimdė 7. Deja, 3 iš jų mirė kūdikystėje. Manoma, kad jos jauniausia dukra tapo liūdnai pagarsėjusią Mariją II, tačiau negalime būti tikri. Marijos gyvenimą kaip Naujojo Orleano vudu karalienės gaubė gandai ir spėlionės. Niekas nežino, kaip ji tapo vudu karalienė, nors kai kurie mano, kad ji mokėsi pas Senit Dedę ir Mariją Salopę, arba galbūt net pas garsųjį daktarą Džoną. Tačiau labiausiai tikėtina, kad jai šią poziciją iškėlė motinos ir močiutės pamokymai. Kada tiksliai ji įgijo tokį žinomumą, taip pat nežinoma, nors tikėtina, kad tai įvyko kažkuriuo metu 1840-aisiais. 1869 metų laikraščio straipsnyje minima, kad Marie Laveau jau 4 amžiaus valdė kaip vudu karalienė. Laisvų spalvotųjų žmonių gyvenimas Naujajame Orleane buvo labai nesaugus, nes jie buvo ant skurdo ir pavergimo ribos. Nepaisant to, Marie rėmė savo bendrapiliečius ir buvo žinoma, kad turi didelę įtaką mieste. Tai daugiausia lėmė jos kirpėjos profesiją, bet taip pat ir tai, kad jis stengiasi sužinoti viską, ką galėjo apie Naujojo Orleano žmones. Marie šukuodavo kai kurių įtakingiausių miesto moterų plaukus ir tai išnaudojo savo naudai. Ji visada atidžiai klausydavosi savo elitinių baltųjų klienčių paslapčių, nusiskundimų ir paskalų. Visa tai padėjo jai gauti naudingos informacijos, todėl daugelis tikėjo, kad ji turi būrimo galių. Jos reputacija buvo tokia, kad policija bijojo su ja susidurti. Manoma, kad Marija dažnai atlikdavo vudu ritualus savo namuose Švento Onos gatvės namelyje, taip pat šokdavo Kongo aikštėje ir vadovaudavo vudu ceremonijoms prie Pontrekveno ežero krantų Švento Jono išvakarėse.
Sakoma, kad ji vaikščiojo gatvėmis, tarsi jos būtų jos nuosavybė ir šoko, lyg būtų dvasinio pasaulio valdovė. Marija netgi buvo žinoma šokanti su savo gyvate, lyg grandė zombi, kuri buvo pagrindinė garbinama gyvatės dvasia tarp Naujajame Orleane vudu praktikų. Tai simbolizuoja jos galią vudu bendruomenėje. Legenda teigia, kad jos galios kėlė baimę dėl pasakojimų apie tai, kas nutikdavo tiems, kurie ją įžeisdavo. Nors mieste buvo ir kitų vudu karalienių, jos įtaka lėmė, kad ji valdė visas kitas kaip vudu karalienė. Marija turėjo platų gebėjimų spektrą, nuo kerų užkalbėjimo iki egzorcizmo atlikimo. Jos praktikos netgi suteikė jai nemažą pajamų iš amuletų, vadinamų Grigoriais, pardavimo. Jie kilę iš Afrikos ir manoma, kad neša sėkmę arba saugo nešiotoją nuo blogio. Vudu karalienė, manoma, aukoja aukas dvasioms ir netgi veikia kaip orakulas. Keisti eliksyrai, kuriuos jį tiekia, sudėtingi jos ritmai ir ritualai, bei staigus pirmojo partnerio dingimas privertė daugelį patikėti, kad jis sąmokslavo su velniu. Vietinis 20-ojo amžiaus pradžios rašytojas Johnas Kendallas rašė: po sutemų galėjai pamatyti prie Marijos durų privažiuojančias karietas, o šydais prisidengusias elegantiškai apsirengusias damas, išlipant ir skubant į vidų, nusipirkti to, ką sena ragana turėjo parduoti. Be abejonės apgavikė, tačiau pinigai plūdo jos glėbį iki pat paskutinės jos nedoro gyvenimo dienos. Žinoma, ponas Kendallas buvo vienas iš daugelio prastai informuotų žmonių, kurie tikėjo, kad vudu kažkaip susijęs su juodąja magija, tačiau tai buvo labai toli nuo tiesos. Pagrindinė Naujojo Orleano vudu vertybė yra apsauga ir gydymas. Marijos namai buvo saugi aplinka visiems, kurie ten gyveno ar lankėsi. Jis buvo pilnas šventųjų atvaizdų, o ji buvo žinoma, kad ji beveik kasdien eidavo į katalikų mišias. Be jokios abejonės, Marija turėjo stiprų norą padėti savo bendruomeniai, teikdama pagalbą vietiniams gyventojams. Kai laisvos spalvotos moterys buvo apkaltintos nusikaltimais. Marija dažnai sumokėdavo už jas užstatą, suteikdama joms laisvę iki tol, kol jų kaltė bus įrodyta. Be to, ji guodė kalinius maistu, maldomis ir siūlė jiems kelią į atpirkimą. Taip pat pažymima, kad Marija rėmė daugelio našlaičių mokslą ir padėjo daugeliui Amerikos čiabuvių moterų. Jos gerumas kitiems buvo toks didelis, kad ji net buvo laikoma gyva šventaja. 1855 metais jos gyvenimo partneris Kristofas Glapijonas mirė. Deja, jis paliko Marijai daug skolų. Tai, kartu su jos filantropiška prigimtimi, įstūmė ją į labai sunkią finansinę padėtį. Nepaisant to, jos atsidavimas Naujojo Orleano žmonėms tęsėsi. Prasta sanitarija, kartu su miesto subtropiniu klimatu ir dažnais potviniais, lėmė daugelio ligų ir geltonojo drugio epidemijų plitimą. Deja, tuo metu prieinami vaistai nepadėjo ir tik pablogino situaciją. Gydymas apėmė kraujo nuleidimą, vėmimą sukeliančius vaistus ir vidurius laisvinančias priemonės. Kita vertus, natūralios priemonės, kurias teikė afrokreolų slaugytojos, tokios kaip Mary, buvo daug naudingesnės. Šios moterys dirbo kartu su parapijos kunigais ir pacientams duodavo maistingų žolelių arbatų bei gaivinančių vonių. Deja, artėjo pilietinis karas ir Mari bei kitiems vudu praktikams padėtis labai pablogėjo. Rasinė įtampa lėmė naujus įstatymus Naujajame Orleane, pavyzdžiui, vudu ceremonijų draudimą. Po pilietinio karo ir emancipacijos proklamacijos baltųjų viršenybės šalininkai pradėjo menkinti vudu ir sieti jį su blogiu. Deja, kai kurie tyčiojosi iš jų šokių ir ritualų, vadindami juos orgijomis, o kiti teigia, kad šios praktikos įrodo, jog afrikiečiai yra neišmanėliai. Bėgant metams, Mari senėjo ir silpo, pamažu vis labiau skurdo. Vėliau ji mirė savo namelyje 1881 m. birželio 15 d. Jos laidotuvėse dalyvavo didelė įvairi žmonių grupė, tarp jų ir baltaodžių elito atstovai. Taip pat tūkstančiai žmonių išėjo į gatves, norėdami atiduoti pagarbą moteriai, kuri buvo padėjusi tiek daugeliai. Vėliau ji buvo palaidota Švento Liudviko I kapinėse. Iškilus rašytojas Lafadijas Hiranas ją vadino viena iš geriaširdžiausių moterų, kada nors gyvenusių.
Tuo metu žurnalistai ją apibūdino kaip šventą asmenybę, kuris slaugė ligonius ir nuolat meldėsi su mirusiaisiais bei pasmerktaisiais. Marijos Lavo gyvenimas ir legenda gyvuoja iki šiol. Kiekvienais metais tūkstančiai žmonių aplanko jos kapą Naujajame Orleane. Kai kurios pasakos verčia mus tikėti, kad jos vaiduoklis vis dar klaidžioja po miestą, tačiau tai nėra tiesa. Didžioji jos istorijos dalis vis dar apgaubta paslaptimi. Tiesa ta, kad mes niekada iš tikrųjų nesužinosime, kiek ji iš tikrųjų buvo vudu karalienė. Tačiau jos gyvenimas įkvėpė daugybę knygų, dainų, televizijos laidų ir filmų. Tačiau dauguma jų pabrėžia ir perdėtai iškelia jos kaip vudu karalienės galias. Sveiki visi ir labai ačiū, kad klausotės. Norėčiau padėkoti Forgotten Lives už kvietimą dalyvauti šiandienos laidoje. Jis sugrįš kitą savaitę ir vėl jūs visus linksmins. Ačiū vaikinai. Saugokitės.